Nu, sveiki draugai, šį kartą sveikinuosi su jumis iš saulėtosios Turkijos. Ramu praėjau visus viešbučius, rami gatvelė, nieko nėra aplinkui. Ir sugalvojau paskutinę dieną šauti vienas į žygį, nežinau, kad nieks daugiau su manim nepasirašys. Aš čia vienas toks beprotis. Ir važiuojam į kalnus, pažiūrėsim, ką rasim. Tarp kitko, aš nežinau, nesidomėjau, kur mes čia varom, nes leidau sesiai viską suderint. Tai atvarėm, buvo naktis, nieko nesimatė, mus paleido prie to viešbučio. Ir nieko, ką, nuėjom ilsėtis jau, nes kiek po 12 jau buvo. Atsikeliu iš ryto, pradarau balkono langus ir buvo tokie vaizdai. Ta prasme, tokio dydžio kalnai atsivėrė. Pasižiūrėjau per mapsus, tai didžiausias kalnas, aukščiausias 2,4 km. O šiaip realiai įsirinkau tokią dieną, kur vos ne šilčiausia, kol čia esam, tai dabar kiek 2,8 laipsniai, man atrodo. Pavėsi. Ant saulės tai virš 30 gerokai. Tai tikrai labai karšta dar šiuo metu. Čia šiaip daug, ant kiekvieno kampo realiai, kur tik pasistatė kioskelius, tai siūlo granatą sulčių atsigerti, spaustų natūralių. Labai daug čia prisidėjo tų granatų, jaučiu sezonas dabar pats. Tai ir kainos iš tikro žiauriai svyruoja, nežinau, čia kaip kas užsikėlė ir kurioje lokacijoje jaučiu, nes kuo arčiau viešbučio buvo, tai ten iš vis kosminės kainas už podelį, va, kaip kavos mini podelis. Prašo net iki 5 eurų. Jei va toliau paeini tokiose gal gamtos vietose, tai jau po eurą, po 2. Bet ten kiek 2 granatus, man atrodo, suspaudžia net į tą podelį ir sveika vis tiek sultis. Granatai sveika yra, reikia atsigerti kartais. Tai va, gal grįždami pasilepinsim, pažiūrėsim. Jo, šiaip karšta, tai nerealiai iš tikro. Sakau, pamatysiu kokį vandens šaltinį, jaučiu, reiks iššokti iš karto. Net negalvojus, koks šaltas ten vanduo gali būti. Nes kai buvom safari, irgi šokau į Sraunę upę. Tai ten tai ledinis vanduo buvo, nors ir laukia karšta baisiai. Bet vis tiek atgaivo. Super, man nebūna per šaltą niekad. Buvau čia prieš porą dienų turgelį nuėjęs. Irgi tenais kainas svyruoja, žinai, kuo arčiau viešbučio, to brangiau tenais. 2, net 3 kaina būna užsikėlę. Nu jo, 3 realiai. Nes vis tiek turistam padaryta, kas tingi vaikščiot, kas nenori, nes ten 20 minučių paeiti kitą supermarketą. Variau jau triusikų nusipirkti, ten 3 paras pirkau už pitaką, nes sakė tipo large'as, taip dar ištraukė, žinai, pamatavo prie mane, sako, jo, tinka. Pasiėmiau, net neatkreipęs dėmesio ir žiūriu, ten labiau smolas negu large'as. Tai gerai, kažkam gal atiduosiu, kai grįšiu, nežinau, gal kažkam prireiks. Bet irgi pardėjai nuėjau, duodu ten 10 svarų, nes sako 5 eurai. Nu gerai, neturiu. Tai duodu 10 svarų, tas duoda man 5 eurus atgal ir da $1 kiša. Sakau, nu gerai, man tinka, geri mainai visai. Tai išleidau tas 5 eurus kitus ant koinių, 18 parų koinių nusipirkau. Tipo rašo 100% kotonas, medvilnė tipo, bet nu nėra ten kokybė super gera, bet ir kad vieną kartą sudėsiu 2 panešioti jau tikrai atsipirks, nes nu pas mus vieną porą tiek kainuoja, o čia 18 visą didžiausią maišą pasiėmiau. Ir kai jau prie kasos rodau aš jam tą didžiausią kuršką koinių, jisai net neskaičiavo, tiesiog ima, deda į maišą, žvengia, sako, imk, 5 eurai. Gerai, važiavam, tai va, $1 liko. Įsidėjau į telefoną dėkliuką, jei ką, gal rasim kažkur ištaškyti šiandien. Tų pačių sulčių gal išeis nusidėrėti iki $1, nes kitaip grinų neturiu, tik kortelę. Reikia pasižiūrėti dabar, ar čia gerai einu, nes buvo kryžkelė ką tik. O, vaizdai kokie. O, kaip tik priėjau granatų tą kioskelį, reikia paklausti, kiek kainuoja. Pažiūrėsim. Hello, how much? Sorry?
How much? 150. 150 бутылка. Okay, I have $1. Huh? $1? $1 No. değil. Okay, sorry, I don't have more. $4. $4? Oh, okay. Sorry, no. Thank you. Nu, netgi čia tokioj vieteliai. It's okay. Later I come back. Yeah. Thank you. Netgi tokioj vieteliai nori $4 už... Nu, čia ne puodelis, čia jau tas buteliukas, bet ten nėra pusę litro net, tai irgi $4 nori. Nežinau. Aišku, verta, aš turėčiau, tikrai nusipirkčiau, bet va, dabar tik tais $1 turiu vieną. Sakau, bandysiu laimę su juo kažką susižvejot. Aš čia prieš išeidamas buvau navigaciją užkrovęs, kad rodytų kur eit. Ir dabar pažiūriu, kad netyčia išjungiau aš ją. Ir viskas be interneto aš esu. Tai nepakrausiu atgal, tai bandysim susiorientuoti kažkaip, nors man tokiuose dalykuose žiauriai prastai sekasi. Kas susijęs su navigacija ir orientacija. Man belė kaip sunku, aš nieko neatsimenu, kur randuos. Tai į priekį gal dar nueisim, bet atgal jau sunkiai. Reikės kažkaip, čia jau išgyvenimas tikras bus. Nes kažkaip susižvejot, gal internetą bandyti reikės iš praeinančių, iš kitų turistų, kad pasigauti vėl navigaciją, nes nežinau, ar pareisiu šitais takeliais. Nes pirmas iššokojimas ir man didžiausia gyvenimo problema iššoks. O, šakės. O, pažiūrėkit. Nu, čia priėjau kažkokią aikštelę. Žiūriu mašinų, tai nemažai. Tai turbūt populiari vieta čia nais. Ai, grinai, va čia atėjau, kitas saitas padarytas. Va, ir ziplainas yra, ir kanjoningas, kanuingas. Viskas, kas susijęs su vandeniu. Tai pasižiūrėsim. O, geras, žiūrėk, kas čia? Tokia? Čia ne povai? Tiesiai mane bėg. Čia visą šeimą turbūt. Ką jūs? Čia povai, ne? Ne povai, aš nežinau paukščių labai. Įdomi. Nusipirksim bilietuką reikia. Už 4 eurus, man atrodo. 4 euro, yes. Fine. Tai čia va kainos, jei kam įdomus. 25 eurai. Thank you. 25 eurai su ziplainu, bet ten trumpas tenais, tiesiog per vieną kanjoną. Ir su valtim irgi 25 eurai vienam. Bet eisime, aš tiesiog eisime pasivaikščioti, tai 4 eurai už pravartelius, kad praeit. Okay. Yes, thank you. Važiuojam. Grinai šitą miestą, kur esu apsistojęs. Tiesiog reikėjo paeit kokius 5 kilometrus aplink šitą visą kalną ir atėjau į kanjoną. Dabar turėtų čia būti gražiai upė kažkokia. Tai pasižiūrėsim, ką rasim. O gerai pavėsi sustojo visas tas kalnas, saulė. Tai pasimėgausim biškį vėsesnių orų. Kaip įdomiai liūtas padarytas čia tipo. Iš medienos gabalų. Gražiai visai. Bet aš dabar žiūriu, eisiu biškį žemyn. Aš dabar žiūriu į tą kalną ir jisai toks status numatos, tipo, kad galima būtų užlipti atkarpom, bet neįmanoma be įrangos čia tiesiog, o dieve, pažiūrėkit. Medžiai dar auga taip šonų iš kalno pačio. Labai įdomiai. O eik čia daug geresnis kaip drakonas. Su sparnais, wow. Gerai čia sugalvoja. O čia ta upė, va. Bet visiškai prastai, čia nėra vandens beveik. Aš nesuprantu, jie nemanau, kad pardavinėja tokiu metu kanjoningą, kur su tom valtim, nes čia net neįmanoma, tiesiog žemė iškart lieti. Vos pėdas apsemtų vietomis. Gal ten tik viena atkarpa yra, kokia padaryta dabar, kur daugiau vandens, bet čia tai tikrai nepraplauks. Nes lyg tai galima buvo pirkti, nieko nesakė, sako, jie nori ekstra, va, mokėk 25. Sakau, ne, einu pasižiūrėti tiesiog. Nu, žiūrėkit, čia kai užtvanka padaryta, dėl to čia taip
gal kontroliuoja tą srovę, tai iki čia va neblogai vandens ir žiauriai jisai gražus, pažiūrėkit. Davo šešėlis, da taip nesimata, ten toliau nėra šešėlio, bet čia tai wow. Gražiai spalva vandens. Tokia mėlyna, žydra, žalia, susimaišęs. Wow. Vaizdelis. Ten matau viršų kažkoks takelis yra dar apžvalgos bokštas, gal išeis nueit. Va, toks vaizdelis davo. Ten kitoj kranto pusėj. Toliau paėjus biškai bariukas yra. Nu, vitaminų bariukas, čia jie taip vadina. Kur vitaminų gali atsigert. Nu, tipo, apsisvaigint. Tai čia ženklas, kad nelabai suprantu čia. Kad tipo į kairę negalima. Tipo no entry, bet pabandysim. Nueisim į kairę, nes matau žmonės pareina. Gal nieko nebus. Parizikuojam. O čia grinai šalia baras atėjau pro to takelį. Ir tenais va, vidury tarp medžių yra tas ziplaino bokštas. Tai grinai nuo tenais čiuoži ir va visą šitą kelią. Kiek čia? 100 metrų maks. Oi, mažiau tikrai, 50. Tiesiog per šitą ežeriuką praskrendi. Ir 25 eurai. Nu nežinau, kam patinka. Man tai čia nebūtų ekstremas, kas staliukai paruošti vandenį tiesiog. Gali ateit čia pačilint su šaltų alučių. Neblogai. Ai, žiūrėkit, čia ženklas yra, rašo, kad negalima be gido įeit. Bet žiūrėkit, rizikuojam. Jei pasakys kažką, sakysiu, nemoku skaityti. Nepykit, taigi. Ką aš padariau? O gal aš kai gidas atrodo. Reikia kokią skrybelaitę užsidėti. Ir viskas bus normaliai. Nu, apsaugos nebuvo, tai gal praeisim kažkaip. Nes aš tai ant to tilto noriu nueiti. Ai, čia grinai tas ziplaino atėjau dabar. O, bokštelis. Bet man ant jo nereikia, aš apeisiu jį tiesiog. Nieko aš čia nepažeidžiu, taigi. Važiuojam. Kažkokią šlangą per visą šitą taką eina. Gal čia ir negalima visiems eit, bet pažiūrėsim, ką rasim. Žiūrėkit, prieėjau dar vieną ženklą. Rašo, negalima eit be gido. Nu ką, žinokit, skaityti nemoku. Geras, čia gan status laiptai. Ir tiltas, nu visiškai nieko čia nėra, aš nežinau, žiūrėjau, judais. Wow. Eik. Belekas. Siubuoja visus šonus. Jėda koja. Koja į šoną dedu, tai visas ir pasvyra į tą pusę. Nu, aš tiesiog tikiuosi, manęs niek čia neprigaus taip žiauriai. Reikia rizikuot. Pažiūrėkit, kaip gražu. Eina savo. O kaip fainai. Keista, kad čia visiškai žmonių nėra. Visi ten prie baro susirinkę. Čia visiškai nei vienas žmogaus. Wow. Tikiuosi, čia neremontuoja to tilto ir nėra jis uždarytas. Opa, perėjau. Pažiūrėkit. Good? It's very nice. No, it's broke. I cannot go here, yeah? Go back. Go back. Okay, no problem. This zip line is working, yes? Only zip line. Okay. No problem, mate. It's very nice view. Ai, čia grinai perėjau tą tiltą ir čia ziplainas prasideda. Tai sako, eik iš čia, ką tu čia nori? Va, grinai čia nais apačioj. Sakau, ką tu čia veikia? Čia tik tai su ziplainu. Nu jo, čia einu toliau šitų žvyro takeliu. Į kalną jau kylu pabiškę. Bet pasižiūriu į apačią, nu visai to vandens nėra čia. Tikrai ne sezonas dabar, tai su raftinimu čia. Nežinau, tikrai ne šiuo metu, nes per sausa. O šiaip čia ziplainas, tai tikrai geras dabar matau. Čia jaučiu tas ir yra, kur žiūrėjau, kad 300 metrų eina jisai. Tai grinai kiek lipu dabar į tą kalną, tai visą laiką tas ziplainas toliau tęsiasi.
Nežinau, ar čia žiūrėsit, bet čia tarp medžių tas trosas visas ir grinai įpalei tą upę visą jisai varo. Tai tikrai, jeigu čia veiktų, nes dabar sakė tik ta maža atkarpa prie baro, kur jei čia veiktų, tai tikrai varyčiau, nes 25 eurai tada tikrai negaila būtų. Gan nemaža atkarpa ir per visą tą kanjoną, nu, dar pafilmuotai čia belekas būtų. Bet kiek sakė, tai neveikia dabar ir nematau, kad kažkas varytų, tai gal sugedė, gal ne sezonas, gal tik kai kuriom dienom veikia, bet va priėjau biškį apžvalgos aikštelę, parodysiu, kiek čia vandens. Visiškai mažai. O dėl tiltelis yra netyčia praėjau, net nepastebėjau, reikia nusileisti, nueiti iki pačios apačios, pažiūrėsim, kas ten. Bet gal grįžinėjant, jo, logiškiau būtų. Tada ir įsimaudysiu. Dabar, nu, biškiai užlapęs, bet dar normaliai. Pavėsiukas visai linksmai einasi. Bet kai atgal grįžinėsiu, jaučiu įlysiu. Nu, bent kojas tai tikrai įkišiu į tą vandenuką. Ar čia kitoje upės pusėje toks kalniukas yra, bet taip smagus įlipimas čia atrodo. Reikės jaučiu nueiti pamėginti. Nes ir nulipti atrodo visai įmanoma. O šiaip čia žiūriu į šitą kalną. Visas su džipu važiuoja, nu daug kas. O pirmą grupę žmonių sutikau, kurie eina peškom, bet nuo kalno. Tai gal į viršų irgi su džipu užvažiavo. Nes siūlo paslaugas. Nesidomėjau, kiek kainuoja. Irgi jaučiu keli eurai kokie. Nu, iki 10 jau, nemanau, kad daugiau. Ir užveža iki pačio viršaus to kanjono. Bet ką čia? Diena graži, reikia naudotis, vaikščiot. Kojos veikia. Why not? Eiktų gamta, tai čia nerealiai graži. Tas kalnas su mišku taip susiliejęs. O po šitais miškais tas kanjonas bėga, tas vanduo eina savo. Kaip gražu. Saulė spigina. Geras. Čia vien uolos. Iš čia ateinu. Aplink vien kalnai. Belekos. Da 800 metrų mačiau iki kanjono galo. Tai dar reikės biškį pakilt. Nu, 10 minučių gal ir ateisim. Čia tas vienas vamzdis iškabintas pro visą kanjoną ir eina. Jaučiu ten į barą vandenį tiesiog tiekia. Bet grinai vandenį, medžių randam sukabintas. Belė kur miškuose. Nu čia dar kažkur pusę kilometro liko. Bet va, koks fainas gražuolis stovi. Ten irgi. Ir čia kanjonas, kur turėtų būti daug vandens. Nu biški matosi, bet labai jau silpnai. Ir saulė užstoja, dabar nėra tokio vaizdo čia gražaus. Bet šiaip plika akim stebint, tai labai gražu. Vis tiek 10 balų. Nice. Tikrai verta atvažiuoti čia. Už 4 eurus įėjimas. Ir va, o toks žygis. Nice. Ai, tai va, čia atėjau į galinį tašką. Ir pasirodo čia, nu, dar vienas bariukas, aišku, čia užveža visus į viršų, kas nori. Bet tai čia ir prasideda tas valčių turas. Nes visai į kitą pusę jie plaukia. Tai čia vandens visai nemažai. Bet jau neimsiu čia. Už 25 eurus čia pasiplaukėt. Net netraukia, man truktų veiksmo. Vis tiek. Aišku, gražu, fainai. Bet man ir čia tobulai. Aisiu dabar biškį nukrypsim nuo kelio. Palaipys akmenim per upę. Gal kažką gerą atrasim. O čia žiūrėkit, visai smagiai atrodo. Matau prieėjimą gerą. Tai pabandom pasivaikščiot. Prieisim gal prie kokio kriokliuko mažiuko. O, šuolis geras. Važiuojam. Šitą senuką jau žmona pyksta, kad per toli nuėjo. Sako, grįžko atgal, nekvailiuok. Aš tai dundukas einu toliau. Gers. Smagiai nueisim, ten jaučiu iki ten toliau. Čia medis išgriuvęs.
Visai nieko, važiuojam. Na, biškutį nuklydau nuo tako, nežinau ar girdėsis čia aš, bet eisim va. Čia neišės nusileis, nes žiauriai iš tikro slidus akmenys, nors ir sausi, bet labai slidu. Nu, aš dar su kėdais, aišku, nepadeda. Ir dar ant dešinės rankos susidėjau GoPro, kur mano dominuojanti, tai nežinau, bandom su vieną ranką ropštis kažkaip tais. Nepasiėmiau šiandien krūtinės tos juostos, tai negaliu net užsidėti GoPro, tiesiog rankoje turiu laikyti ir bandyti filmuoti kažką. Tai viena ranka nenaudojama realiai. Bandysim išmanevruoti kažkaip. Dabar bandau tiesiog iki upės pačios nusileisti kažkiek, kiek įmanoma. Čia žmonių tai tikrai nemanau, kad sutiksiu, nes nieks neina. Pambariuk ir čilina. Bet va, aš jau čia. O, visai gražu. Kriokliukas mini ir upelis teka. Per tokį kanjoną aš iš ten atėjau. Pro tą viršų. Dabar aš pačioj. Geras. Pažiūrėsim, užlipsim čia, kas bus. Koks vaizdelis. Wow. Čia jaučiu fainai būtų tiesiog iki pat galo pareiti šitų takelių. Gal pabandam? Per upę tiesiog grįžti. Na, matysiu, kad neina, apsisuksiu, grįšiu atgal, bet kol kas žiauriai smagiai atrodo. Bet tikrai labai slidus akmenys, tai reikia padėti GoPro kol kas bent jau, nes šito didelio neįveiksiu be 4 rankų. O čia aš eikti savo. Nu, pabandysiu va tokią nesąmonę šitą praeiti. Bet yra galimybė tikrai paslysti, nes baisiai slidu. Eina savo, nežinau. Čia koja padėjau ir tai nebelaiko jau. O iš karto, nežinau, kai kreida kokia, dar dažo jinai. Nežinau, ar čia praeisiu. O stoviu, bet baisiai slidu. Nu, tiesiog pasigrožėsiu kol kas ir pažiūrėsiu, gal prie kameros pereisiu. Čia perlipau tą akmenį jau. Galvojau dar neit, nes iš tikro labai pavojingai buvo. Bet atlikau gamtinius reikalus ir galva prašviesėjo. Tai visai paprasta, bet čia jau nematau nusileidimo. Čia jei nusileisiu, tai jau nebegrįšiu. Ir dabar čia atsisėdau, taip čilinu. Ir girdžiu nuo viršaus akmenys tiesiog krist pradėjo. Tai galvoju, ne, čia nereikia užsibūti, nes virš manęs grinai įsikišę luitai kabo. Tai gal čia neužsilaikysiu, o pasigrožėjau ir užtenka. Nesinori čia Turkijai pradingti kaip niekur, kaip į žemę prasmegti. O čia virš manęs, nes nežinau, ar girdisi, nes krioklys šiandien šalia. Kriokliukas. Tai bandam atgal grįžti. Ir dar pasigrožėti viršaus vaizdais. Sustojo dabiškai, galvoju, čia visai nieko gilis yra. Tai pabraidžius. Atsigaivinti vis tiek reikia. Laukus pasidėti. Va čia nai. Iš karto. Apsėmėm. Žiauriai vėsas vanduo. Bet kaip gerai užtat. Net šortas jau sušlapau, 2 žingsnius paėjau. Kaip gerai. Va, vaizdeliai. Aš tiesiog prarajoju čia manęs kažkur. Labai smagu. Aida, telefonas kišenį, reikia atsimint gal. Nieko, nespėjau sušlapti. Pasidėsim. Išlipau čia biškį į salelę. Ir pastebėjau, kad šlapiom kojom daug geresnis sukibimas negu su batais, tai nežinau, nes su batais grinai slysti, atsisėdau ant subinės iš vis nuo kalno, kai nuo čiuožyklos tiesiog, net neįmanoma sustoti, atsisėdai ir tiesiog čiuoži nuo šito akmens. Wow. Nice. Ką, eisim pabiškį atgal turbūt.
Bet kokiu atveju čia dar tikrai sugrįšiu, tai va, turėkit omeny, kad viena iš kelionių laukia va į šitus kalnus. Va tenais. Čia dar ne aukščiausia viršūnė, dar tik šiaip koks kilometras, sakyčiau. Yra dvigubai aukštesnis kalnas. Grįžinėjau biškai kitų kelių. Pasižiūrėsim, kas gausis. Eina, sau kaip čia slydu. Pro tą nukritusi medį. O, nice. Eik. Čia dabar einu atgal šitą žvyrų tą keliu ir žiūriu, čia prie krašto vaikai priėjo, akmenys vaido tiesiog į apačią, net nepasižiūrėjo, ar ten kažkas eina ar ką. Tiesiog, žinai, galvoja upė ir ką, mesim ir viskas, bet tos upės nesimato ten. Tai gerai, kad ne jau, nes būčiau jaučiu ir prasileidęs, va, nuo tokių va vieną. Pažiūrėkit, kas čia. Ei. Da saulė, kai gražiai apšviečia. Geras, žiauriai gražu. O čia dabar priėjau tą tiltelį, kur norėjau prieš tai, kur praleidau, tai sakiau, grįžinėjant užeisiu, tai va, pažiūrim, kas čia yra gero. Bėgam. Eina, sa. Žiauriai status laiptai ir labai ploni. Nežinau, aš ten prabėgau greitai tą tiltuką, net nespėjau kameros įjungti, tiesiog prašokinėjau, bet jis kaip purtytis pradėjo, nes mačiau priekį žmonės ateina, galvoju, ai, paskiau maišysias, ten nepralysiu pro jos. Greit prabėgau ir dabar einu kitą pusę. Čia grinai tarp medžių džiunglių, irgi ta šlanga eina nutiesta per visą šitą mišką. Dabar kitoj upės pusėje, bet einu tą keliu ir nežinau, ką čia rasiu toliau, ar jisai baigsis, ar grįšiu iš ten, kur pradėjau, kažkaip susijungs gal. Nes kažkaip vaizdas nesikeičia ir nesinorėtų eiti atgal tokia pačia atkarpa. Bet vaizdai gražus, bet čia pro medžius nesimatys, ypač su kamera. Upė ten teka ta. O taip. Ei, gražu. Jo, jau toks jausmas, kad artėjau link to bariuko, tik nežinau, ar išeis kažkaip link jo dar nueiti. Ar ten tik apžvalgos aikštelė, bet eina, savo, kokio gražumo vanduo. Pelekas, ateis va čia to. Eina, savo. Kaip gražu. Pažiūrėkit. Šakės. Ne vien žmogaus. Ai, čia va tas lynas ir baigėsi, va, trosas eina. Ten nuo viršaus galima nusileisti. Į mane žiūri, nesupranta, kaip aš čia atėjau. Eik, sa. Gerai, einam atgal į viršų. Nu, čia priėjau, bet nežinau, gal kažkaip ateisim. Praeisim pro šitą medį. O, nesulaužyt. Sargiai, o dieve. Čia biški šabakštynas. Nežinau. Ne, išjungiu kamerą kol kas ir bandysim prasiropšti. Nenoriu čia susibražydama visas. Ai, o, žiūrėkit, čia apėjau, nors čia buvo takelis, grįžti reikėjo tik aukščiau man palipti. Bet va, aš kažkaip šitą praėjau pradžiai, bet čia daug linksmesnis takas iš tikro. Rekomenduočiau, jei čia šitą darysit, sukit čia į dešinę. Ant tiltelio to papulsit. Ir paskiau grįžti šitą va normalų kelią. Ir tą nusileidau jau prie lyno kitą. Ir, ai, čia tas tiltelis, va, kur buvau perėjęs nelegaliai. Va, žygiuoju po biškį atgal namo, į viešbutuką. Ką, grįšiu jau čia ant vakarienės. Pas tas, da, į baseiną iššokti įsimaudyti, gal spėsiu. Ir viskas, ilsėtis, ruoštis rytoj į kelionę, nu ta prasme atgal namo. Ilga diena nusimato. O šiaip dar ką pastebėjau, tose turgeliuose, žinai, tose, nu,
kur turkai ten bando prastumti viską turistam. Labai jie nervuojasi dėl, ta prasme, jeigu tu pasakai, kad kažkur pigiau radai tą patį, jie pradeda nervuotis. Sako, pažiūrėk, čia beleko, čia mano kokybė geresnė nei pas kitus. Tai čia nieko nesupranti, sako, tai pirk šitą. Nu, ta prasme, man tai čia šokas buvo, nes aš iš karto žvengt pradėjau tas dar labiau nervuotis. Ką, žinau, sakau, eina aš. O prie Jamkės kelią. Pažiūrėsim, gal kažką išeis ir užduodarį gauti. Man spaudžia sultis. Hello, welcome. Hello, Orange fresh, granite fresh. what can I get for $1? $1? Yes. No, $1. 1 cup? Böyle var. I have only one. $4. I have only one. One? Yes, I won Şöyle verebilirim. $1. It's okay? Böyle $1. Yes, $1. Hello, welcome. Oh, thank you. Gavau apelsinų sulčių, stiklinę už $1. Nu, gerai. Išnaudojau savo doleriuką. Kaip skaniai. Geras. Čia grinai kaimelį, bobulytė stumdo viską, žiedą galima pavalgyti. Nice. Primės. Po kalną bėgiuoti, tiesiog šitą voverytę, rudą jinai. Man atrodo, pirmą kartą gyvenimą matau rudą voverę. Visadagi pilkos jos. Ir Anglijoje, ir visur. Pirmą kartą rudą pamačiau, wow. Po kalnus tiesiog bėga. Skersai. Geras. Nežinau, ar jų matėsi. Čia va vėl kaimelis. Sultis. Irgi jaučiu pavalgyti, siūlo kažką vietinę. Bet aš nerizikuosiu. Nenoriu čia paskutinę dieną apsinuodyti. Va gaidžiai laksto visur. Grinai kaimas Lietuvoje prieš 30 metų. Eik tu savo. Pažiūrėkit, palaidi gaidžiai vaikšto tiesiog visur. Geras. Nu įdomus toks vaibas jo. Visai kas kita, negu kai atvažiuoji į tą 5 žvaigždučių viešbutį ir neišeini iš jo. Atrodo, 2 skirtingi pasauliai ten aplinkui kas ir čia paėjus porą kilometrų nuo viešbučio. Eina sau. Aš čia dabar einu, matau kažkokį posakį, artėju link posakio ir dabar neatsimenu, ar tiesiai eit, ar man reikia sukti dešinę. Nu va, ant tiek išėjęs esu. Ta prasme, reikės jaučiu atsukinėti video ir bandyti įsiaiškinti, kur aš čia esu. Nes kol kas neįsivaizduoju, kur eit, reikia pagal ženklus, gal susiorientuosiu kažkaip. O, šiaip netaip radau kelią atgal į civilizaciją. Šitų keliu jau, manau, pareisiu tikrai, susiorientuosiu. Na ką, jum iki kitą kartą. Aš einu pasimėgaut vakarų. Paskutinių vakarų Turkijoje. Iki.